Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Tai 115 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie įvykius. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Mes jau žinome apie tai, kas yra delegatai, ir įsivaizduokite, kad taikant delegatus mes norim pranešti informaciją kitiems objektams. Tai mes sukursime struktūrą position ir sukursime klasę walker, naudojant kurią ir galėsime vaikščioti. Tai mes turėsime metodą move, kur perdodam directioną kaip stringą ir nurodome, į kurią pusę mes norime judėti. Ir kiekvieną kartą darant žingsnį mes norime kažką daryti. Pranešti apie tai, į kurią pusę mes pajudėjome. Tam mes galim sukurti čia delegatą. Pasakysime, kad pas mus yra delegatas, kuris turi pavadinimą move, ir mes kviesime jį tada, kai padarysime žingsnį. Tai sakysime, kad iš mūsų delegato kviečiame metodą invoke. Ir kai pas mus bus kviečiamas tas delegatas, mes tiesiog nurodysim poziciją, kur jis pajudėjo, kur jis dabar yra. Kelis kartus iškviesime metodą move ir pažiūrėsime, ką mes gauname. Ir mes galim pastebėti pozicijos keitimus. Bet mes lygiai taip pat dabar galim be jokių problemų kreiptis prie to delegato move ir iškviesti jį tada, kai mes norėsime. Nieks neuždraus mums iškviesti metodą move ir čia. Ir mes vėl išprintinsim tą patį dalyką. Tai tam, kad negalima būtų kviesti delegatų iš išorės, kad tai galima būtų daryti tik viduj mūsų klasės arba viduj struktūros, buvo sugalvotas toks raktažodis kaip event. Jeigu mes prieš delegatą parašysime raktažodį event, tai aš negalėsiu kviesti jau to delegato išorėje, bet be jokių problemų aš toliau galėsiu kviesti tą delegatą viduj savo klasės. Bet lygiai taip pat aš negalėsiu iškviesti delegato, jei aš padarysiu paveldimumą. Jeigu aš ir čia bandysiu kreiptis prie to delegato, pas mus vyks klaida, nes už klasės ribų, kur yra deklaruojamas tas įvykis, galim tik arba pridėti kažkokį metodą, arba jį panaikinti iš įvykio. Bet jokių būdų mes negalim jo kviesti. Jeigu mums labai reikia tai padaryti, tai galima sukurti tėvinėje klasėje kažkokį protected metodą, kur mes ir kviesime tą įvykį. Ir tą metodą mes jau galėsime kviesti, o tas metodas savo atveju iškvies įvykį. Ir tam, kad dirbti su įvykiais, buvo sugalvotas toks delegatas kaip event handler. Tai vietoj action arba func mes galim čia parašyti event handler. Tai specialus delegatas, kuris perduoda ir objektą, iš kurio buvo kviečiamas tas įvykis. Tai mes sukursime savo klasę move event args ir aprašysime čia informaciją, kurią mums bus reikalinga, kai mes iškviesime tą įvykį. Ir sakysime, kad tas event handleris ir turės perduoti tą informaciją tarp trikampinių skliaustų. Ir čia galim pridėti papildomai nullable kontekstą, pasakyti, kad tas moved įvykis gali ir neturėti subscribe, ir tada mes neturėsime warningų. Išsaugosim poziciją, kur mes buvome prieš tai, ir kai pas mus bus kviečiamas invoke metodas, mes ten turėsime visų pirma perduoti objektą, iš kurio mes kviečiam tą metodą. Tai čia rašome this, ir po to galim sukurti naują objektą, kur ir saugosim informaciją apie tą įvykį. Tai apie tai, į kurią pusę mes judėjome, kur mes stovėjome prieš tai ir kur mes nuėjome. Ir kad būtų aiškiau, mes prie walkerio dar pridėsime vardą. Ir tą vardą čia priskirsime iš karto. Sukursime walkerį A ir walkerį B ir sukursime taip pat metodą, kurį mes turėsime kviesti. Ir mes gauname kaip objektą, kuris iškvietė tą įvykį, ir gauname informaciją čia. Ir galime kažką daryti. Visą laiką event handleris siunčia mums senderius kaip object tipą, tai mes turime atlikti kastą, patikrinti, ar ten tikrai tas tipas, kuris mums yra reikalingas. Tai jeigu taip išeina, kad ten pas mus kaip senderis yra ne walkeris, tai mes tiesiog išeisime. Bet jeigu ten walkeris, tas walkeris pas mus bus pritaikytas, čia galim iškart kreiptis prie walkerio, paimti jo vardą ir išvesti informaciją. Kaip jis pajudėjo, iš kurios pozicijos ir į kurią poziciją. Ir pasirašysime ant įvykio prie vieno objekto ir prie to pačio įvykio prie kito objekto. Ir žiūrėsime, kas pas mus bus. Mes paeiliui kviesime metodus kaip iš vieno, taip ir iš kito objekto ir stebėsime konsolę. Ir kaip jūs matote, mes gauname ir objektą, kuris padarė tą veiksmą. Ir galim stebėti, iš kurios pozicijos į kurią poziciją jis juda. Ir tai yra realizacija observer projektavimo šablono. Kaip jūs matote dabar, walkeris visai nieko nežino apie tai, o ką darys kiti dalykai, kai jis iškvies tą įvykį. Jam tai nesvarbu. Ir nėra griežto susijimo išvedimo į konsolę ir mūsų walkerio. Ir mes tą walkerį galim naudoti ir programuose, kur pas mus išvis ir nebus konsolės. Ir taip pat labai lengvai mes galim tą kodą pakeisti. Tarkim, sukurti kažkokį kitą metodą, kuris išves informaciją į failą. Ir kai mes sukūrėm tą metodą, galim pasakyti, kad B jau rašys ne į konsolę, o į failą. Ir mes galėsime paimti tą failą ir pamatyti informaciją viduj failų. Tai paleidus kodą. Informaciją apie objektą A mes matome konsolėje, o į output failą mes rašome informaciją apie objektą B. Ir kaip jūs matote, mūsų
Walkeris nieko nežino apie tai, ką daro kiti dalykai. Ir tai yra labai gerai. Dabar jūs žinote, kas yra įvykiai ir kaip įvykiais naudotis. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.